matome, na, apskritai rungtynėms galime registruoti 12 žaidėjų. Ir dar kartą prarastas gana apmaudžiai kamuolys. Taip. Štai kaip prasmunka, na negalima vis dėlto, negalima. Ypač Žiro leisti šitaip vinguriuoti, tarsi prityrusiam slavovininkui mūsų gynybos prieigose ir jau prancūzų nubausta 2 įvarčiais. 13-15 mūsiškiai atsilieka. Tai prancūzai labai vykusiai išnaudoja bet kokį mūsų gynybos mišelį ir keičiamas vartininkas Almantas Savonis, Arūnas Vaškevičius stoja gintis tvirtovės. Nepasakyčiau, kad Almantas Savonis rungtyniauja nesėkmingai pakartotas, tačiau vis dėlto keletas pailiui praleistų įvarčių, suprantama, neigiamai gali paveikti vartininką ir treneriai nusprendė kuriam laiku leisti Almantui pailsėti savo gyną. Dažnai bando gintaras suklaidinti varžovą individualiomis pastangomis, tačiau šie taip pat nepėsti. Vilaniškis. Taip, Radaliaus Rasikevičius visuomet būna dvejetas žaidėjų. Taip, galbūt pastarosiamis minutėmis šiek tiek mūsiškiams stinga tokios komandinės darnos. Klimčiauskas. Laukia, jau žino prancūzai Gintauto Vilaniškio manevrus ir prie jo lipte prilipę bent po dvejetą žaidėjų. Deramos pakaitos jam kol kas nematyti. Klimčiauskas, Černiauskas. Na štai, labai jau vienodai truputėlį pradėjo mūsiškiai ieškoti kelio prancūzų vartų link ir atrodo šie prisitaikė prie mūsiškių puolimo manieros. Na dar kas Vilaniškis ir kamuolys atitrenkė į varžovų rankas, o čia jau klaida. Taip, lengvas, gana lengvas prancūzams įvartis ir atrodo, kad mūsiškiai po truputėlį na, šiek tiek ima strikti. Šiaip ar tai prancūzų persvarą išaugo iki 3 įvarčių, 16-13, na dar laiko žinoma yra 21 minutė ir 15 sekundžių, tačiau prancūzai galima šią atkarpą laimi pastarųjų 2,5 minučių, gana ryškia persvara. Na štai taip reikia žaisti Juliui Marcinkevičiui ir 2 minutėmis iš aikštės šalinamas prancūzų komandos žaidėjas. Tik dabar negaliu pasakyti kuris, ar Richardsonas? Ne, 4 numeris. Bordo. Vėl kiekybinę persvarą turi Lietuvos rinktinė. Na ir dabar bent jau psichologinė prasme labai reikalingas įvartis. Prancūzai įgavo tam tikrą apčiuopiamą žaidybinę persvarą. Marcinkevičius, šaunuolis, gražiai suklaidino varžovus ir prasiveržęs prie 6 metrų linijos. Jis kratina kamuolį į Godeno ginamos vartus. 14-16. Štai taip, ryžtingas, labai gražus Juliaus Marcinkevičiaus reidas. 16-14. Mūsiškiai turi kiekybinę persvarą. Žinoma, prancūzai dabar neskubės rekti puolimės atakos. Stengsis maksimaliai išnaudoti atakai skirtą laiką. Taip, keistamėsi vietomis vienas su kitu. Ir sužingsniuoja prancūzai. Štai dar viena palanki proga sumažinti skirtumą. Mūsiškių vis dar vienu žaidėjų daugiau. Bučys, Marcinkevičius, keičiamas Galkauskas, aikštėje pasirodo Vaidas Klimčiauskas. Atsargiai čia reikia branginti kamuolį, tačiau suprantama, atakuoti reikia išlaukus tinkamo momento ir sudarius kiekybinę persvarą kuriame nors krašte arba prie linijos. Klimčiauskas bandė Bučiui, bet jau čia laukia varžovai. Bučys labai daug dirba juodo nepastebimo darbo. Stengiasi manevruoti, štai dabar atsidengė labai laiku ir baudinys nuo 7 metrų žymės. Tai Gediminas Bučys atsidūręs ant grindų. Labai daug kliūva linijos žaidėjai, daug kas įstumdo. Kerta varžovai ir alkūnėm, vienas tyčia, kitas netyčia, na suprantama, vyksta tokia nematoma vyriška kova. Taigi savotiškai galima pavadinti ir kamikadzę linijos žaidėją. Pats Gediminas Bučys stojasi prie 7 metrų žymos. Labai svarbus momentas. Įvartis. Na kągi, 15-16 mūsiškiai pailiui įmetė 2 įvarčius ir vėl atgyja. Ir vėl atgyja mūsų komandos gerbėjai, jų taip pat čia girdėti. Na, apskritai atvyksta specialiu autobusu, kiek žinau, 30 Lietuvos rinktinės aršiausias, galima pasakyti, gerbėjų grupė iš Kauno, turėtų pasirodyti čia rytoj. Ir štai vėl mūsiškiai ginasi nuo prancūzų
penketo, kol kas jų dar visą aikštelėje mažiau. Richardsono čia reikia sergėtis. Oi. Ne, įvartis neskaitomas peržengt tą liniją, visa laimė. Na ir dar mūsiškiai turi kiekybinę persvarą. Tai būtų gražu, jeigu pavyktų šiuo momentu išlyginti santykį. Marcinkevičius. Tai prancūzų jau šešietė. Viskas pozicinė ataka tęsiama, bet mes pralaimė kol kas 15-16. 15-16 sužaista 12 minučių ir 40 sekundžių per antrąjį kėlinį. Taip, vėl kamuolys siunčiamas skersai aikštės Savokynas Klimčiauskas. Prancūzai arčiau pasitinka mūsų antrosios linijos žaidėjus. Marcinkevičius yra atremia vartininkas, bet kamuolys vėl mūsiškių rankose. Taip, Godenas jau nebe pirmą kartą demonstruoja gerą reakciją. Aukšto ūgio vartininkas 1,96 cm ir vos nepraranda kamuolio. Vaidas Klimčiauskas. Marcinkevičius. Matyt, gavo trenerio nurodymus aktyviau žaisti vienas prieš vieną. Na štai matėme vieną jo efektingą reidą, tikiuosi ne paskutinį. Klimčiauskas Savukynui. Na, per nelygiau atvirai bandė šį kartą Gintaras Savukynas atmesti kamuolį Gediminui Bučiui. Na, čia jau kažkas iš cirko meno. Manau, kad mes dar kartą pamatysime tikrai efektingai Žiro įvartį. Štai dar kartą pasižiūrėkite. Greita prancūzų kontrataka ir štai, kai matote, pasuko kamuolį labai gražiai. Na kągi, malonumą suderino su nauda prancūzų žaidėjas Žiro. Na, ko gero, pats efektingiausias šių rungtynių momentas. 17-15. Nepabijojo imtis cirkininko meno šiuo įtemptu momentu Žiro. Prancūzai pirmauja 17-15. Na, tarsi karštą bulvę kitą kartą gauda mūsiškiai kamuolį. O prancūzų žaidėjai labai vikrus, labai pastabus, taip kad šiek tiek pradėjau šlubčioti kamuolio perdavimo kultūrai. Gali sulaukti nemalonumų. Dar kartą, dar viena klaida. Štai per antrąjį kėlinį turbūt pastebėjote. Bene ketvirta tokio labai apmaudaus pobūdžio mūsiškių klaida. Prancūzai kamuolį brangina kur kas akyliau. Atrodo, kad tik tai 2 sykius taip suklupo lygioje vietoje ir nenuostabu, kad prancūzai vis dar tebe pirmauja 2 įvarčių persvarą 17-15. Dabar vėlgi iš pažiūros neskubi Prancūzijos rinktinės ataka. Sakau už pažiūros, kadangi tuoj pat reikia laukti sprogimo. Žiro 11 numeris labai daug manevruoja. Taip, juodaodžiai, tamsiaodžiai vis dėlto kelia pagrindinį vėją prancūzų komandos gretose. Na ir vėl atrodo štai kuriam laikui aprimo 18 numeris Stoklinas. Vėl pagrindinis mūsų žaidėjų dėmesys šiek tiek nukrypo į Richardsono pusės link ir mūsiškių kamuolys. Na štai, dar kartą prancūzai suklumpa, greita kontrataka ir turėtų būti įvartis Galkauskas. Taip ir yra. Gintautas Galkauskas vykusiai išnaudojo galimybę, vėl priartėjame 16-17. Na, galima drąsiai pasakyti, pirmoji dvikova bent jau žiūrovams. Manau, kad ir jums, sėdintiems prie televizijos ekranų, tikrai palieka pakankamai pavingos dvikovos įspūdžių. Rungtynės vyksta, neperdedant galima teikti, dramatiškai ir kas taps šios dvikovos nugalėtojų, tikrai pasakyti gana keblu. Atrodo, kad mūsiškiai atsigavo po tam tikro šoko, kuris buvo juos ištikęs prieš 5 minučių. Richardsonas. Stoklinas ir atremia kamuolį. Arūnas Vaškevičius, labai svarbus psichologinis momentas, būtent Arūnui Vaškevičiui ne per seniausiai stojusiam ginti savo tvirtovės ir ypač svarbu, kad pavyko apsiginti nuo Stoklino metimo. Būtent Stoklino metimai iš kairės rankos yra patys pavojingiausi. Aš turiu omeny tolimąją prancūzų artileriją, o šiaip žinoma pavojingų žaidėjų ten pakanka. Ir be jo Savukynas, Černiauskas, Klimčiauskas. Vilaniškių renčiama užtvara, Savukynas ir Klimčiauskas čia gali atakuoti įvartis. Taip, šokteli mūsiškio sarginių suolelio žaidėjai, sveikina vienas kitą ir iš karto. Vėl 3 žaidėjai keičiami, Vaidas Klimčiauskas, antrasis jo įvartis. Lygų 17-17. Primenu, prieš 5 minučių prancūzai pirmavo 16-13 ir atvirai kalbant jau buvo nuskambėjęs pavojaus varpas. Štai taip, 20-metis Vaidas Klimčiauskas, Kauno Granito komandos žaidėjas, išlygina tokiu būdu santykį tolimų gražių metimų. Richardsonas, o prie linijos grūmėsi su Algiu Gedvilu Karvatėsas, kol kas Algis Gedvilas įtikinamą persvarą, galima sakyti, laimi šią dvikovą ir sužingsniuoja. Ne, vis dėlto
Vienu metu atrodė, kad teisėjai užfiksuos Parvadės žingsnis, vis dėlto Algis Gedvilas pernelyg stropiai. Pernelyg atkakliai atakavo Parvadės, na, Parvadės tikrai yra sulaikyti labai sunku. 105 kg sveriantis 1,98 m ūgio linijos žaidėjas. Ir prancūzai vėl turi tam tikrą pranašumą, vienu žaidėjų mūsiškių aikštelėje mažiau. Na, truputėlį persistengė dabar Žilė, bet kamuolys. Kamuolį toliau kontroliuoja prancūzai, ramina Vilimas Širinskas, mūsų rankinės federacijos prezidentas Valdemaro Novickis. Tai vieną geltoną kortelę vyriausias mūsų rinktinės treneris jau turi ir įvartis. Vis dėlto surado plyšelį Žilė. Na ir Arūną Vaškevičių, žinoma, negali kaltinti. Taip, prancūzai vis dėlto labai maksimaliai, labai racionaliai išnaudoja kiekvieną mūsų gynybos plyšelį. Ir jie pirmauja 18-17. Taip, kadangi mūsiški vienu žaidėjų mažiau, reikia šiek tiek lėtinti apsisukimus atakuojant, tačiau nepersistengti. Teisėjai labai priekabūs. Kitas. Viena kita. Štai skersų perdavimų serija ir jau gali susilaukti šulpuko ir... Ne. Nepavyksta dar ir Sekevičiui. Vienu metu pagalvojo, kad gal teisėjas susimylėjo skirti baudinį nuo 7 metrų žymės. Deja, viltis neįsipildo ir vėl 9 metrai. 18 minučių 15 sekundžių sužaidė dvi komandos per antrąjį kėlinį. Tiek atviras perdavimas, jau čia laukia tykojo kamuolio dvejetas prancūzų. Gediminas Kučys vėl priverstas nueiti toliau. Tai pavyko prancūzams atkirsti mūsų kraštų puolėjais ir apmaudi. Kokia apmaudi Daliaus Rasikevičiaus klaida. Ir kelintą kartą tenka graužti nagų. Štai apmaudi klaida, greita prancūzų kontrataka ir vėl įvartis. 19-17. Čia jau 100% galimybė ir suprantama toks susidės žaidėjas. Kaip Richardsonas savo šansą nepaleido. Tai ką reiškia kamuolio perdavimai, ką reiškia kamuolio perdavimo kultūra. Vis dėlto šiuo požiūriu mūsiškių technika dažnokai per antrąjį kėlinį šlubčioje. Savukynas. Julius Marcinkevičius. Vėl 5-1 prancūzų gynybos schema, vėl tyko kamuolio Richardsonas, Savukynas 1. Šiek tiek atkirstas ir reikia atakuoti. Taip, vis dėlto taip. Rungtynių arbitrai fiksuoja pasyvų žaidimą ir kamuolys atitenka prancūzas. Na, atvirai kalbant, prancūzai tikrai dabar labai sumaniai išsidėstė savo gynybos prieigose ir privertė mūsiškius štai tokiais skersais perdavimais. Skersais perdavimais vis dėlto stabtelėti vietoje ir galų gale kamuolys buvo iš Lietuvos rinktinės atimtas. Lygiai 10 minučių lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Prancūzai pirmauja 19-17. Mūsiškių jau aikštėje šešetas. Ir labai daug juda be kamuolio prancūzai. Ir vėl visų žvilgsniai sminga į Stefaną Sokliną. Štai čia vėl Žiro. Įsibėgėjęs, nardo tarp trijų mūsų žaidėjų. Ir ką fiksuoja teisėjai. Baudinys nuo 9 metrų žymės. Rasikevičius. Vėl įprastinė pozicijoje, o štai čia praleistas truputėlį varžovas ir vėl 2 minutėmis baudžiamas šį kartą Julius Marcinkevičius. Labai griežtai fiksuoja taisyklių pažeidimus ispanų arbitrai. Na, patys matėte ekrane šį momentą. Atvirai kalbant, buvo galima pasitenkinti geltoną kortelę, tačiau matyti teisėjai turi griežtas instrukcijas. Ir dar vienas tolimas metimas šį kartą ištega. Antrasis numeris atakavo Fernandesas. Ir minutės pertraukėlės prašo Lietuvos rinktinės treneris Valdemaras Novickis. Niškis su kamuoliu. Černiauskas, Kisčiauskas, labai įtempta dvikova. Prancūzai taip pat imasi gynybos sistemos 3-3. Černiauskas į dviejų prancūzų sieną.
Taip, asmeniškai saugo dabar Žiro Gintautą Laniškį ir vėl šlubčiojama, perdodant kamuolį. Prancūzai imasi spaudimo. Stengiasi atkirsti mūsiškių priekinės linijos žaidėjus nuo atsitraukusių vyrų. Laniškis pagaliau perduotas kamuolys prie linijos Savukynui, teisėjai stabdo rungtynes ir 2 minutėms iš aikštės šalina impozantišką jį Žiro 11 numerį. Nustebęs. Tačiau pražanga tikrai buvo akivaizdi. Na štai kaip kliuvo nuo jo Gediminui Bučiui. 7 minutės ir 49 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Iškart po šių rungtynių šioje arenoje vyks taip pat įdomi dvikova tarp Vokietijos ir Švedijos komandų. Ir štai jau matau labai daug vokiečių gerbėjų atvažiavę pasirenkę palaikyti savo numylėtinius. Na kągi, dėmesio toliau. Tęsiama Lietuvos rinktinės ataka. Pralaimėjome 17-19 kol kas. Na ir štai. Rasikevičius. Gal ir teisingai dabar darė. Labai jau buvo neparanki situacija ir dar kartą prancūzų vartininkas atrėmė kamuolį, bet kamuolys atitenka vėl Lietuvos rinktiniai. Taip, įtampa auga. Artėja rungtynių kulminacija. Matote, koks įtemptas prancūzų vartininko Godeno veidas. Laniškis ir vėl dvikova tarp mūsų puolėjo ir vartininko laimi Godenas. Taip, patrina. Kristina, man atrodo, čia pauzė buvo šiokiais tokiais taktiniais sumetimais, leidžia prancūzams nusiraminti. Prancūzų kol kas aikštė yra 5, laikas jau pradeda tapti prancūzų sąjungininkas. Vis mažiau ir mažiau lieka 6 minutės 45 sekundės. Stoglinas. Toliau tęs ataką. Na, mūsiškiams reikia dabar imtis aktyvesnių veiksmų, tačiau suprantama pakankamai atsargiai, kadangi teisėjai negailestingai fiksuoja bet kokį stipresnį prisilietimą, bet kokią šiurkštesnę varžovo ataką. Varvadisas. Ir praranda prancūzai kamuolį. Taip, teisėjai aiškiai matyti yra greito, dinamiško žaidimo šalininkai, jokių atakos imitacijų jie nepripažįsta. To ne kartą įsitikino tiek prancūzai, tiek mūsų rinktinės žaidėjai. Ir suprantama, reikia pasidaryti tam atitinkamas išvadas ir kitoms pogrupio varžyboms, o jų kiekvienai komandai išpūs po 5 rungtynes. Černiauskas toli krašte, buvo nepatogu atakuoti. Klimčiauskas! Taip, labai sunku atiduoti kamuolį linijos žaidėjams. Na, Savukynas su Bučiu dažniausiai atsiduria būtent prie linijos, o čia aukštaūgiai prancūzai labai atidžiai sergsi mūsiškius ir jau pasirodo aikštelėje Žiro. Taigi kiekybinės persvaros išnaudoti nepavyko. 5 minutės ir 40 sekundžių lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. 17-19 pralaimi mūsiškiai. Klimčiauskas, Savukynas. Vėl Laniškis. Virš vartų skrieja kamuolys. Na kągi, negali prakištauti Gintautui Laniškiui, viską darė teisingai, buvo pakankama erdvė. Prieš vartus lytėjo ir vis dėlto kamuolys skrieja virš vartų. Na, gal tiek ir pavargo Gintautas Laniškis. Pagrindinis atakų lyderis per šio vakaro rungtynės. Na, rungtynių ritmas sulėtėjo. Aišku, prancūzams tai tik į naudą, lieka 5 minutės, jie pirmojo 2 įvarčių persvarą. Na, mūsiškiai vėl ginasi sistema 3-3. Tai prasprūdo prancūzas. Ne, baudinys nuo 9 metrų žymos. Richardsonas. Štai vėl Stoglinas ir šį kartą dar kartą gelbsti vartus Arūnas Vaškevičius. Tiek sparčiau galėtų mūsiškiai remti šiuo metu atakas, kadangi laikas yra prancūzų sąjungininkas. Tai palaukia, kol pasikeis žaidėjai. Klimčiauskas jau nuskuba į savo įprastą dešinį kraštą, o Gintautas Laniškis keičiasi perdavimais su Juliumi Marcinkevičiumi.
Černiauskas. Ir Bučys stengiasi rasti progos pastatyti užtvaras ir pavyksta Juliui Marcinkevičiui. Štai, pasinaudoja užtvarėlę ir vėl komandas skiria tik tai vienas įvartis 19-18. 26 minutės ir 7 sekundės sužaidė komandos per antrąjį kėlinį. Kągi dar vilčių turime. 3 minutės ir 48 sekundės lieka žaisti komandom. Na ir žinoma, pirmutinis uždavinys apsiginti nuo prancūzų atakos. Kas imsis dabar iš varžovų iniciatyvos? Labai aktyvus per pastarąsias minutės 5. numeris Žilė. Dažniausiai bene jisai svaido dabar kamuolys į mūsiškių vartus. Tai dar vienas mėginimas, kaip matėte. Vėl reikia pavalyti grindis. Taip. Minutėlė atokvėpio. (19-18). Labai sunkios, labai permainingas, kovingos ir tikrai įdomios rungtynės tarp Prancūzijos ir Lietuvos rinktinės. Tai Modestas Prokapas, antrasis mūsų rinktinės treneris, nepaliauja aiškinti mūsiškiams, kaipgi reikėtų geriausiai gintis nuo šių tikrai įvairių ir labai pavojingų prancūzų atakų. Ir vėl kamuolys atitenka varžovams. Taip, Korvatės 7 numerį geriausių laikoma linijos pasaulio žaidėja, kuris dabar su kamuoliu pavyko neutralizuoti. Tačiau štai Stoklinas, Žilė, Liro, Richardsonas kelia didžiulių rūpesčių. Stoklinas atakuos ir vėl šaunuolis Vaškevičius, bet įvartis nebus įskaitytas, baudinys nuo 9 metrų žymos. Negalima nei akimirkai paleisti Stokliną ir suprantama, mūsiškiai priversti prasižengti. Kieno kamuolys? Prancūzų. Tai taip reikia atakuoti Richardsoną. Teisingai dabar daro Dalius Marcinkevičius. Iš karto apglėbti jį. Neleisti įsibėgėti. Artėja rungtynių pabaiga. Valdemaras Navickis prašo, kad teisėjai fiksuotų pasyvų žaidimą prancūzams. Ne, kol kas teisėjo švilpukas tyli Stoklinas. Ir dar vienas metimas atremtas ir vėl teisėjas atiduoda kamuolį prancūzams. Na čia jau protestuoja ne tik treneriai, bet ir suūžė tribūnos. Na, nežinia, gal teisėjus šiek tiek galbūt veikia prancūzų autoritetas. Taip, 27 minutės ir 55 sekundės praėjo nuo antrojo kėlinio pradžios. 2 minutės 5 sekundės iki rungtynių pabaigos. Vienu įvarčiu pirmauja prancūzai. Taip, kiekviena ataka gali turėti lemtingos reikšmės. Tai vėl įsibėgėja prancūzas ir vėl taip. Dabar mūsiškiai neleis. Svarbiausia, neleis nei vienam prancūzų žaidėjui turinčiam kamuolį įsibėgėti. Richardsonas. Žilė, Stoklinas. Taip, Marcinkevičius ir įvartis. Taip, priekaištauja dabar vienas kitam mūsų žaidėjai. Apožymos į ranką. Ketlas pavyko vis dėlto ištrūkti iš mūsiškių žaidėjų globos Stoklinui. Kągi 20-18 pirmauja prancūzai, minutė 30 iki antrojo kėlinio pabaigos. Na, kad ir kaip pasibaigti šios rungtynės, vis dėlto mūsiškiams priekaištauti negali. Lietuvos rinktinė parodė tikrai pakankamai aštrius nagučius žaisdamas su labai tituluota, viena pajėgiausių laikoma pasaulyje prancūzų komandų. Dar yra vilčių po šio Marcinkevičiaus įvarčio. Gaila, kad Julius Marcinkevičius šiek tiek anksčiau nebandė štai tokiais metimais laimės. Taip ar taip 20-19 ir minutės pertraukėlės prašo prancūzų rinktinės treneris Danielis Konstantinis. 1 minutė ir 13 sekundžių iki šių dramatiškų rungtynių pabaigos. 20-19 prancūzų naudai. Taip, mūsiškiams dabar reikia be abejo varžovų spausti, netgi imtis galbūt asmeninio presingo. Ar Valdemaras Navickis vis dėlto laikysis įprastinės gynybos sistemos 3-3. Žiūrėsime. Tai Danielis Konstantinis. Tai pavargo ir prancūzai. Nelengvos ir jiems rungtynės. 20-19. Pirmąjį kėlinių, primenu, Lietuvos rinktinė laimėjo 10-9. Antrąjį kol kas pralaimė 9-11. Taip, rungtynės esamos nuo aikštės vidurio.
Laikrodis sustabdytas. Ir kągi, prancūzai suprantama pasistengs protingai neskubėti. Tai vienas kitam skirtai perdavinė kamuolius. Richardsonas, Toplinas. Na štai čia turi būti Dalis Rasikevičius, o štai Richardsonas. Tai tokiais prasiveržimais bandys išblaškyti mūsiškių gynėjus ir kartu laimėti laiko. Žiro. Richardsonas Toplinas jau užsiėmęs savo įprastinę poziciją dešiniajame pusiau krašte. Richardsonas. Neleidžia mūsiškiai. Rungtynės sustabdytos, 36 sekundės lieka iki rungtynių pabaigos, 20-19 prancūzų naudai. Vėl reikia pavalyti grindis. Atvirai kalbant, tokios pauzės šiek tiek galbūt naudingesnės prityrusiems prancūzams. Taip, daugiausiai turbūt dabar bandys draskyti mūsų gynybą, būtent Jacksonas Richardsonas, 17 numeris. Valdemaras Novickis. Na, nelabai jisai patenkintas teisėjų kai kuriais sprendimais. Žiro, štai kaip prastrūdo. 25 sekundės lieka iki šių rungtynių pabaigos. 23. Toplinas. Ir vėl teisėjas atiduoda kamuolį prancūzams, vėl stabdomas rungtynių laikas, 17 sekundžių lieka. Na ir... Taip. Valdemaras Novickis rodo ženklais, atsitrauks mūsiškiams prie 6 metro linijos, reikia rizikuoti, jeigu prancūzai meta. Turėtų išgelbėti vartininkas Arūnas Vaškevičius, antraisinis prancūzų atakos bus stabdomas ir vėl kamuolys atsieks jiems. Žiro meta, pusės kamuolys, paskutinė ataka, lieka dar 8 sekundės, reikia mesti Černiauskas, Gučys stabdomas, Gučys yra, laika, yra, išgelbėtos rungtynės, lygų, 20-20, paskutinė rungtynių sekundė, Juliaus Marcinkevičiaus metimas. Pasiekė tikslą, aš įsivaizduoju, koks dabar džiaugsmas Lietuvoje, kur nebejoju daugelis sporto mėgėjų stebėjo šias rungtynes ir Lietuvos rinktinė paskutinę sekundę išplėšė lygiąsias rungtyniaudamas su labai tituluota Prancūzijos rinktinė ir šios pabaigos didvyriu tampa Julius Marcinkevičius. Dar kartą pasižiūrėkite šį pergalingąjį, na galima tai pasakyti pergalingąjį įvartį, kuris lėmė mums lygiąsias su Prancūzijos rinktinė. Taigi, pirmosios rungtynės su labai pajėgiu varžovu iš Prancūzijos baigėsi garbingomis Lietuvos rinktinė lygiosiomis 20-20, o jūsų ekrane triumfuojantis Julius Marcinkevičius. Kągi, pirmąją trečio Europos čempionato transliaciją iš Pietų Tirolio sostinės Bolzano miestelio mes baigėme. Žiūrovai kelia ovacijas Lietuvos rinktiniai. Pirmą transliaciją TV3 kompanija baigė. Šias įdomias emocingas rungtynes jums komentavo Rimvydas Zelkus. Iki rytojus. Rytoj mūsų Lietuvos rinktinė susitinka su Jugoslavais. Sudie. Kairiarankis. Ir Savonis vėl gelbsti komandą. Ir dar viena Jugoslavo ataka. Ir dar kartą. Ir geltona kortelė rodoma Juliui Marcinkevičiui. Vakarykščių rungtynių didvyriui. Na, jūs turbūt puikiai prisimenate, na, o tie, kas nematė vakar dėl kurių nors priežasčių rungtynių su Prancūzija pabaigos, priminsiu, kad paskutinę sekundę Julius Marcinkevičiaus sviestas kamuolys pateko į varžovų vartus. Tokiu būdu buvo iškovotos lygiosios 20-20. Jovanovičius ir Savonis. Na, šį kartą pergudravo Jugoslavų pagrindinis dispečeris mūsų vartininkas, taigi 1-1. Jugoslavai, galima sakyti, nuolatiniai mūsų varžovai per pastaruosius tarptautinius rankinio įvykius. Na, pakanka vien to fakto, kad štai atrankos grupėje, šio čempionato atrankos grupėje mes su Jugoslavai žaidėme kartu. Vienerias rungtynes baigėme lygiosiomis, beje, Jugoslavijoje 25-25. Pučys įvartis, dar vienas šaunus mūsiškių derinėlis. Ir Jugoslavai pralaimi 1-2. Aš trumpam pertrauksiu mūsiškių ir Jugoslavų susitikimų istoriją vien tam, kad pabrėžčiau vieną dalyką, kurį ypač akcentavo treneriai Valdemaras Novickis ir Modestas Prakapas prieš šias rungtynes žaidėjams. Svarbu, labai svarbu gera pradžia. Jugoslavai labai nemėgsta atsilikti, labai nemėgsta, kai varžovai pirmauja. Jie pradeda skubėti, karščiuotis. Na, galbūt būdingas šios šalies apskritai sportininkams toks yra perdėto savęs aukštinimo kompleksas. Na štai reikia labai prižiūrėti Perunisičių ir
Čia pagrindinis uždavinys iškyla Juliui Marcinkevičiui. Mūsiškiai ginasi sistema 3-3, kuri vakar tikrai neblogai pasiteisino. Svarbiausias tikslas šios sistemos, gynybos sistemos tikslas, neleisti atakuoti iš toli varžovų antrosios linijos žaidėjams. Štai Peruničičių 9 numeriu, apie kurį vis sukasi pagrindinė įvykių, Jugoslavo atakos įvykių. Ažis perima mūsiškiai kamuolį. Gedvilas. Marcinkevičius yra puikiai proga greitai kontrataka. Juliau mes yra. Na kągi, labai šauni rungtynių pradžia 3-1 ir dar Peruničičius užsidirba geltoną kortelę. Na, turbūt jau vakar supratote iš mūsų pirmosios transliacijos, kad teisėjai čia juokauti anaip tol nenusiteikia, jokių netoleruoja šiurkštumo aprašų, galbūt kitą kartą kai kurių trenerių nuomonė teisėjai ir perdėtai yra griežti, tačiau šiaip ar taip jų uždavinys yra aiškus. Kuo mažiau traumų, neleisti įsiliepsnuoti nepagėdautams aistroms, praranda mudrumą mūsiškiai gynyboje ir tuo bemat pasinaudoja patyrę varžovai. Jovanovičius įskradina kamuolį į mūsų vartus. 3-2 mes dar kol kas pirmaujame. 3 minutės 35 sekundės sužaistos per šias rungtynes. Labai atkaklios kovos įsiliepsnojo šiame trečiame Europos čempionate nuo pat pirmosios dienos. Antai vakar po dramatiškos Lietuvos ir Prancūzijos rinktinių dvikovos vyko nemažiau atkaklios principingos rungtynės tarp Vokietijos ir Švedijos komandų. Vos vienu įvarčiu laimėjo švedai 21-20. Rasikevičiaus metimas ir jau čia vartininkas vis dėlto buvo užsiėmęs neblogą padėtį. Šį kartą ataka iš krašto nepavyko. Ir vėl Jovanovičius pasitinkamas pakankamai arti. Butulija. Baudinys nuo 9 metrų linijos. Ir iškart žaibiškai keičiami du mūsiškių žaidėjai. Aikštėje vėl pasirodo Julius Marcinkevičius ir Gintautas Galkauskas. Gediminas Bučytis ekrane reguliuoja komandos draugų veiksmus. Taip, ginanti sistema 3-3 labai svarbu darnus komandiniai ryšiai. Menkiausias plyšelis ir varžovai tuo gali žaibiškai pasinaudoti. Taip, o Peruničičius šiandien turbūt dar ne kartą taip apeliuos į teisėją. Jam nebus duodama erdvės. Nors jis gali skardinti kamuolį iš toli iš 12-13 metrų ir vis dėlto įvartis. Iš labai sunkios padėties Kirbičius sugebėjo išsisukti ir Algis Gedvilas, pagrindinis mūsų komandos, galima sakyti, gynėjas, gauna geltoną kortelę. Vakar Gedvilas labai sužaidė sėkmingai. Jis faktiškai neutralizavo pagrindinį prancūzų linijos žaidėją Kerdovacą, laikoma geriausių linijos žaidėjų pasaulyje. Šis vakar nieko negalėjo padaryti ir Algis Gedvilas tikrai nusipelnė šiltų trenerio įvertinimo. Na štai šiandien kol kas susidirbo vieną geltoną kortelę. Lygų 3-3 Jugoslavams pavyko išlyginti santykį, sužaista lygiai 5 minutės per šių rungtynių pirmąjį kėlinį. Savukynas, Vilaniškiui renčiama ir vėl Bučys. Štai taip, žaibiškas perdavimas Gediminui Bučiui. Gedimino Bučio trečias įvartis, labai daug ir naudingai pluša Gediminas Bučys prie linijos. Na šiandien jam turėtų neblogai talkinti pagal trenerių Užmačias ir Gintaras Savukynas, kuris apskritai yra labai universalus žaidėjas, kaip jau minėjau, gali pleištų įsiveržti į bet kurį varžovų gynybos tašką. Gali žaisti ir atsitraukęs ir treneriai minėjo, kad šiandien pamėgins reikalui esant sužaisti ir dviem linijos žaidėjais. O štai Virstas atremė Peruničičiaus metimą, taip negalima jam leisti įsismaginti. 2 metrai 3 centimetrai, štai 9 numeris kairėje jūsų ekrano pusėje. Peruničičius rungtyniaujantis garsiajame Vokietijos Kylio klube, kuris laikomas yra geriausių Europoje, iškovojęs yra visus svariausius žemyno titulus. Jovanovičius, taip, vėl stabdomas. Kauskas pluša. Taip, tai viduryje, prie 9 metrų linijos, tai šiek tiek atsitraukęs į kairę, Butulija. Na jau mūsiškiai apeliuoja teisėjais, rodo, kad varžovai pernelyg pasyviai atakuoja, prašo Marcinkevičius jūsų ekrane, taip, daug jam reikės, Julius šiandien plušė, štai tokiu būdu stabdant Peruničičių, kol kas viskas vyksta palyginti neblogai, pirmauja Lietuvos rinktinė 4-3. Jovanovičius, čia pat Rasikevičius ir vėl Peruničičius, na priverstas ieškoti laimės tai kairė, tai dešinėje ir 2 minutėm, vis dėlto šį kartą 2 minutėm šalinamas iš aikštės Algis Gedvilas. Na, nieko nepadarysi, Algis Gedvilas yra pagrindinis mūsų gynybos ramstis, specialistas, turi tikrai visus gerus, puikius rankininko duomenys, gali būti ir įžaidėjas. Na ir visą laiką jis grūmėsi su linijos žaidėjas, atimata tai labai daug jėgų. Na ir atvirai šnekant, šiek tiek nuogąstavo gal ir treneriai. Ne kartą buvo traumuotas Algio Gedvilo kojos, buvo operuotas jisai, tačiau nepaisant to pluša negalėdamas jėgų. Na kągi, Jugoslavai turi dabar kiekybinę persvarą, suprantama.
Taip. Meistriškai išnaudoja šią susidariusią situaciją. Vėl lygų 4-4. Taigi, Jugoslavų ir mūsiškių keliai susikryžiavę per pastarosius metus buvo ne kartą. Po grupėje mes sužaidėme su Jugoslavais lygiosiomis 25-25. Beje, svečiuose namie pralaimėjom 23-29. Na ir Jugoslavai šiame atrankos pogrupėje, antroje atrankos grupėje užėmė pirmąją vietą, surinkė 10 taškų. Lietuviai buvo antri su 7 taškais. Trečią vietą užėmė Islandai, ketvirti Šveicarai. Tikrai pajėgi pakankamai buvo ir mūsų atrankos grupė. Ir tuo didesnis, dar kartą pabrėžiu, Lietuvos rinktinės, vyrų rinktinės nuopelnas vis dėlto užėmė antrą vietą ir pateko tarp Europos pajėgiausių komandų. Pataikiau į žemyno rankinio elitą. Nepavyko dabar Vaidui Klinčiauskui iš toli pralaužti varžovų gynybos. Jugoslavai vėl atakuoja. Jie, pabrėžiu, vis dar tebeturi kiekybinę persvarą. 4-4. Ir stabdomos rungtynės. Rungtynių arbitras jūsų ekrane graikas Pavas. Taip. Na štai dar kartą galite pasižiūrėti šią Jugoslavų ataką. Tai palikta spraga prie linijos ir čia jau nespėjo mūsų žaidėjas užkirsti kelio varžovo atakai. Taip. Teisėjas iškėlęs į viršų 2 pirštus ir atėjęs prie mūsų suolelio. Ką tai galėtų reikšti? Na, aš bijau būti blogas pranašas, tačiau man atrodo, kad teisėjai baudžia mūsų komandą dar vieną 2 minučių baudą ir jeigu neklystų už replikas nuo suolelio. Šiaip ar taip kol kas toks susidaro įspūdis ir labai keblioje situacijos dabar atsiduria mūsiškiai, 6 Jugoslavai prieš 4 mūsiškius ir štai Perunisičius. Perunisičius persveria rezultatą šiuo tolimu metimu varžovų komandos naudai. 5-4. Taip, labai ir labai reikia. Štai jūs matote, Gintautas Galkauskas, matyt, kažką replikavo teisėjui. Taip, reikia labai atidžiam būti net ant atsarginių suolelio. Menkiausia replika gali būti toleruotina kaip nesportiškas elgesys, o teisėjai, kaip jau minėjau, nesismulkina. 4-5 pralaimime ir mūsiškių aikštelėje ketvirtas. Na ir negalima šiaip to pasimė pertas kamuolį Marcinkevičius, šaunuolis Marcinkevičius. Na ir atvirai kalbant Jugoslavams, treneris Zivkovičius truputėlį išrašo moralų, vis dėlto ketvirtas lietuvis sugebėjo pergudrauti 6 varžovų. Taip, reikia vis dėlto atakuoti taip pat, nors ir skirtumas, nors ir Jugoslavai turėjo 2 žaidėjus daugiau, tačiau ataka turi būti pakankamai aktyvi, kitaip teisėjai gali traktuoti pasyvų žaidimą. 5 žaidėjas Algis Gadžilas pasirodė aikštėje, lygų 5-5. Jovanovičius praleistas ir įvartis, tai negalima jam įsibėgėti. Dar vienas įvartis krinta į Lietuvos rinktinės vartus. 6-5 pirmauja Jugoslavai, sužaista 9 minutės 17 sekundžių. Taigi aš minėjau, kad vyksta labai atkaklios dvikovos tiek mūsų grupėje, A grupėje Bolzane, tiek Merane. Štai vakar švedai, kaip minėjau, 21-20 įveikė vokiečius po labai dramatiškus kovos. Na, o Jugoslavai vakar paskutinėse rungtynėse 26-19 nugalėjo aikštelės šeimininkus Italus. Kitame pogrupėje Merane rusai vos sugebėjo palaužti čekų pasipriešinimą 22-21. Ispanų kroatų rungtynės baigėsi lygiosiamis 18-18. Ir tik tai vengrai, kiek didesnių skirtumų, 29-20 sugebėjo įveikti makedonus. Ir štai šiandien prieš šią dvikovą įvyko dar vienerios įdomios rungtynės. Švedai sugebėjo palaužti prancūzų pasipriešinimą 25-22. Na kągi, prancūzai, kurie praėjusiame pasaulio čempionate pernai Japonijoje užėmė 3 vietą, nelabai sėkmingai pradėjo varžybas. Vakar mūsiškiai išplėšė lygiausius žaislus, o štai šiandien jau priversti buvo pralaimėti švedams. Rastikevičius. 5-6 pralaimime. Klimčiauskas. Ir štai pasirodė 6 mūsų žaidėjas. Na kągi, pagaliau galima suderinti komandinio žaidimo. Stygas. Klimčiauskas iš kampo į kampą ir vėl sužingsniuoja mūsų rankininkai. Taip, kažkokią duobę pateko mūsiškiai, jaudulys, geltonos kortelės. Na, reikia gal kažkiek laiko, kad mūsiškiai šiek tiek atsipeikėtų. O Jugoslavai neskubėdami vienas kitam perduoda kamuolį. Šiaip Jugoslavai yra greito kombinacinio žaidimo šalininkai, nemėgsta jie ilgai rekti atakos, stengiasi žaisti greičiau. Na ir štai kol kas Perunisičius įskraidinėsi mūsų vartus vieną įvartį.
vis laukia savo, kaip sakoma, žvaigždžių valandos, Butulija Jovanovičius, Darunišičius ir vėl čia pat Marcinkevičius. O Gedvilas įprastiniu metodu sustabdo Jugoslavų žaidėją Arseničių. Taip, gynyba 3-3. Tai mūsų... Oi, paleistas Darunišičius visą laimę, kad Virpstas atrėmė šį kamolį. Taip, jeigu Perunišičius įsibėgėja, jau gali laukti nemalonumų ir tada met visos viltis vartininkas. Šiuokart Almantas Savonis, vakar beje tikrai sužaidė abu labai racionaliai, patikimai mūsų vartininkai ir Almantas Savonis, rungtyniavęs 38 minutės ir beveik 30 minutės aikštelėje išbuvęs Arūnas Vaškevičius. Ir štai šiandien vėl mūsų treneriai patikėjo vartus nuo rungtynių pradžios saugot Almantui Savoniui ir Sikevičiaus įvartis. Šaunuolis Dalius vakar įmetė įskradino varžovo vartus 2 įvarčius, štai panašių būdų. Ir štai šiandien išlygina santykį, tą matote ekrane, Jugoslavų vartininką Peričių. Gražiai dabar Sikevičius išsilaikė kybodamas ore ir vartininkas buvo priverstas išimti dar kartą 6 kartą kamuolį iš savo vartų tinklo. 12 minučių ir 5 sekundės sužaidėmi komandos per pirmąjį kėlinį lygų 6-6. Butulija su kamuoliu. Vėl baudinys nuo 9 metrų išmės ir vėl renčiama užtvarėlė patylom Perunišičiui. Ne, čia jis patekęs į mūsų spąstus. Įvartis įskaitomas ir dar geltona kortelė baudžiamas Dalius Rasikevičius. Na, jūs turbūt jau patys pastebėjote, visos žaidimo gijos Jugoslavams puolant sukoncentruotos Perunišičiaus ir Jovanovičiaus rankose. Štai yra tie du pagrindiniai smagračiai. Na, bet nedera pamiršti ir kraštų. Štai vakar per rungtynes su italais iš kraštų Jugoslavai įskradino net 7 įvarčius. Taip, kad pavojus gali užgriūti ir iš tų pozicijų. Rasikevičius, Vilaniškis kol kas. Vilaniškiui nesudaryta proga. Štai dabar Gintautas nesiryžo atakuoti, čia jau buvo besiruošęs ranką iškelti aukštaūgis Perunišičius. Dar kartą Vilaniškis ir reikia aktyviau atakuoti, perdavimas buvo Bučiui, tačiau Jugoslavai jau čia buvo susispietę. Perunišičius vėl pabėga ir Savonis gelbsti komandą. Almantas Savonis, 28 metų vartininkas, o štai dabar turėtų Klimčiauskas, taip ir yra. Vaidas Klimčiauskas lygina santykiai 7-7. Taip, kol kas, kaip ir vakar, apylygė lygiaverčių varžovų dvikova. Galingas šuolis ir dar kartą suklaidinamas vartininkas 7-7. Na, varžybų sistema. Kiekvienoje grupėje rungtyniauja po 6 komandas. Į tolesnį varžybų etapą, kur susikryžiuos pusfinalininkų špagos. Tai dar kartą vis dėlto paleidome Jugoslavus krašte. Šį kartą aš minėjau, kad kraštuose taip pat reikalinga akis ir Lapcevičius dar kartą persvarė rezultatą Jugoslavų naudai. Taigi, po 2 pirmąsias vietas po grupės užimusios komandos iš karto patenka į pusfinalį. A grupės pirmoji komanda žaidžia su B grupės antrąja komanda, B grupės pirmoji su A grupės antrąja, o štai kitose parose štai komandos užėmusios 3-asias vietas grupėse tik dėl 5-osios vietos, 4-asias dėl 7-osios, 5-asias dėl 9-osios ir 6-asias dėl 11-osios vietos. Taigi sistema ganėtinai paprasta, nors ne visus jinai patenkina. Tačiau ką darysi tokia nuostata, Vilaniškio metimą atrėmė vartininkas ir pakartotinį mėginimų vis dėlto nepavyko Arnoldui Skurdauskui perimti kamuolio, o štai dabar vėl greitas Jugoslavų antpuolis. Ir vėl įvartis krinta į mūsiškių vartus. 9-7 Jugoslavai atitrūksta 2 įvarčiais. 9-7 Jugoslavai iš viso metė 14 kartų, pataikė 9 mūsiškiai iš 13 7. Na kągi, mūsiškiai dabar pradeda lėtesnę, gal kiek pozicinę ataką. Taip svarbu Jugoslavų nepaleis nuo pavažios, bet jie tampa tikrai pavojingi, pradeda daug improvizuoti. Ir štai, kaip matėte, truputėlį per pastarąsias minutės ėmė keisti puolimo kryptis, dažniau gauna kamuolius žaidėjai kraštuose, o štai dar viena mūsiškio ataka baigėsi vėl nesėkmingai. Butulija vienas nusprendė mėginti laimę ir 9 metrų baudinys. Taip dažnai keičia mūsų trenerių žaidėjai. Štai dabar Vaidas Klimčiauskas ir Gintaras Savukinas užleidžia savo vietas Gintautui Kalkauskui ir Juliui Marcinkevičiui.
Kite besigina savąją sistemą 3-3 Jugoslavai propaguoja tik jiems vieniems būdingą gynimo sistemą 3-2-1. Na, kartais visi šešiesi sustoja prie linijos. Ir pats prasižengia dabar Jugoslavų žaidėjas Lapcevičius, stūmė mūsiškį. Nepavyko surengti greitos kontratakos ir visi Jugoslavai jau sitraukė savo gynybos pozicijas. Marcinkevičius nesiryžo mesti, Galkauskas čia pat pasirodo Savukynas. Ir vėl sėdasi pailsėti Galkauskas su Marcinkevičiumi. Aikštėje pasirodo Vilaniškis ir Klimčiauskas. Štai taip, tokiu būdu mūsiškiai organizuoja perėjimą nuo gynybos į ataką. Labai daug pluša prie linijos Gediminas Bučys, tačiau jį labai akilai Serberis lobi Jugoslavai. Klimčiauskas vienas ir kamuolys liečia varžovo ranką, kampinis. Taip, teisėjo gestas pakankamai raiškus. Ir teisėjai iškart ramina Jugoslavų trenerį. Zivkovičius, taip, jokų nėra, o Klimčiauskui kažką aiškina Valdemaras Novickis. Vilaniškis. Kol kas dar šio vakaro rungtynės Gintautas Vilaniškis nepasižymėjo. Vakar jis įskraidino į varžovų vartus 6 įvarčius, buvo tarp mūsiškių rezultatyviausias. Na, antras pagal rezultatyvumą mūsų komandos gretose buvo Julius Marcinkevičius, 4 įvarčių autorius. Na, iš varžovų prancūzų vakar labai rezultatyviai žaidė Stoklinas. Įmetęs 8 įvarčius, o štai šiandien per šio vakaro rungtynės su švedais Stoklinas buvo stačiai neatpažįstamas, įmetė viso labo 3 įvarčius ir šiaip buvo labai jau pasyvokas. Puikus perdavimas ir vis dėlto nespėjo sugriebti kamuolio Bučys, o štai dabar jau Jugoslavų greita kontrataka. Na ir turbūt iš didelio rašto išėjo iš krašto. Draganas Sudumas, taip, tikrai neišnaudoja 100% progos, užtat derėtų mūsiškiams pasinaudoti šią situaciją ir teisėjai vėl kilsteli viršų geltoną kortelę, baudžia už šnekas Lapcevičius, taip. Daug ginčiasi Lapcevičius. Na, abiejų komandų treneriai nenustygsta vietoje. 17,5 minutės sužaista per pirmąjį kėlinį. Apylygė dvikova, kol kas pirmauja 2 įvarčiais Jugoslavai 9-7. Ir pozicinė lietuvių ataka. Klimčiauskas. Ir vėl apmaudžiai prarastas kamuolys. Na, vakar, turbūt, jeigu prisimenate rungtynės su prancūzais, taip pat antrojo kėlinio tam tikrą laikotarpį mūsiškius buvo ištikusi tokia gana apmaudi krizė. Laimiai mes vėliau sugebėjome iš kokios duobės išsiropšti, tačiau štai šiandien jau per pirmąjį kėlinį ir dar rungtyniaujant su tokiais varžovais kaip Jugoslavai, vis dėlto tokios klaidos yra beveik nedovanotinos. Jugoslavų pozicinė ataka. Taip, mūsiškių gynybos sistema nekinta, 3-3. Na, štai dabar Jugoslavų atakos Smaigaly Jovanovičius ir 11-asis numeris suaktyvės Lapcevičius Perunišičius, pasodintas kol kas ant suolelio. Treneriai bando naujas skirtis ir vėl. Ne, įvartis neįskaitomas, peržengta linija ir greita kontrataka Bučys. Oi, atsitrenkė Bučys į varžovą. Ir gali gauti Bučys gana rimtą traumą. Štai Audrius Žemaitis, mūsų komandos gydytojas, matėte, nuskuba aikštėn. Teisėjas parodo geltoną kortelę varžovui. Gediminas Bučys, 31 metų. Mūsų komandos veteranas, komandos siela. Galima drąsiai tai pasakyti, vis dėlto susidūrimas buvo nelabai malonus. Štai dar kartą pasižiūrėkite šį momentą. Na, čia daugiau mažiau primena ledo ritulio elementą. Teisėjai šį kartą suribojo geltoną kortelę, nors manau, kad mūsų treneriai, taip pat turbūt kaip ir jūs sėdintys prie ekranų, neprieštarautumėte, jeigu varžovas už šią